Na ką, aš ir vėl grįžtu prie mėsos. Ir šiandien pagaminsim mėsos kukuliukai su sūrio įdaru viduje. Tai mums reikės mėsos, jautiena geriausia, nemažiau sakė kiaulė, nieko čia nereikia gadinti. Čederio, daug žolių, petražolės, kalendra, česnakas, svogūnas, šalotas netoks intensyvus, puikiai tiks. Ir prieskonių. Pradėsim nuo ko? Mes pradėsim nuo svogūno. Kuo smulkiau. Taip, svogūnas, česnakas, petruškė. Taip, šiek tiek kalendrų į vidų. Šiek tiek paliksim papuošimui. Žolelės, druskos normaliai. Ir prieskoniai visi. Jeigu jūs norėtumėt, kad tai būtų jūsų kortelė, koks nors bankas ar kažkas, tai sakykite. Labai svarbus momentas yra, kai tu darai faršą, kotletam viską labai gerai praleisiu taip pat tarp pirštų. Vareikia tol, kol riešas skaudės, po to, kai skaudės dar 10 minučių. Tada taps vientisa masė ir su ta vientisa masės galėsite daryti, ką norit, nereikės jokių batonų, jokių kiaušinių, nieko. Gerai, pamakalavom, bus čia labai gerai. Taip, toliau mes padarysim kukulaičius su čederio įdaru. Tai viskas priklauso, kokios dydžio norėsite turėti kukulaičius. Labai svarbu, kad būtų pakankamai storas tas lejeris, kad neišbėgtų sūris. Sudedam kotletukus ir šaunam į kepsninę. Ir koksai 180 laipsnių, manau, 20 minučių maksimum. Kol kepa kotletai, tai mes pasidarysim bulvių košę. Mums reikės česnakų. Metam česnakus į tirpstantį sviestą. Ir dabar mes ištirpdom visą sviestą su česnaku kartu. Šiek tiek padeginsim, pavirsim tą česnaką, jisai labai suminkštės ir bus pasakiškos skonio. Šiek tiek druskos. Ir kada matom, kad jau pradeda sviestas ruduoti, sumažinam ugnį, šiek tiek grietinėlės. Ir metam bulvės, išjungiam kaitrą visiškai. Pienas suteiks tokio kremiškumo. Čia piurė. Nu ką, piurė pabaigiam, bulvių košę, piurė, čia jokio skirtumo. Ir laukiam, kol iškeps kukuliukai. Mūsų piurė. Noriu labai paragauti. Pasaka. Ir jautienos kukulaičiai su čederio sūriu ir kreminė česnakinė piurė.